Pasisvėrim, rezultatus turime priešai save ir aš tau vėliau apie juos papasakosiu, koks tavo yra, pavyzdžiui, metabolinis amžius, tai yra, kitaip sakant, biologinis amžius. O tu pasakyk, ką mes šiandien valgysim? Gaminsime vieną iš mano mėgstamiausių kokteilį. Braškės, vyšnius. Čia šaldytos uogos, taip, šaldytos, taip. Kiviai matau. Anakardžiai, kešius ir... Dripsniai. Dripsniai, lietuviškai. Man biškai sunku. Tai kaip suprantu, viską reikia sumesti, suplakti. Tai tu daryk, o aš tau, žinok, pamėginsiu pagadinti nuotaiką. Galiu pagadinti, o galiu viešai pasakyti. Beje, atsiklausiu, ar galiu pasakyti prie žiūrovus, koks tavo yra iš tiesų? Galiu viską pasakyti. Amžius. Jo, jokių problemų. Tai žinok, aš tau truputį nuliūdinsiu, nes, beje, mes esam vienmečiai. Tai va, susipažinkite, man 32 ir Sezio yra 32 metai. Ir Sezio metabolinis amžius yra, pagal jo kūno sandarą, 40 metų. Sezio, nors realiai mes esame vienmečiai, tai po 32 metus, tavo metabolinis amžius yra vis dėlto 40 metų. Ir ką aš čia matau? Ne, aš nesidžiaugiu, labiau aš tau padėsiu. O man yra 22 metai. Ir ką čia, aišku, nekomentuosiu visų šitų rezultatų viešai, bet 1,5 kilogramo riebalų tau reikėtų vis dėlto atsikratyti ir turėti turbūt didesnę raumenų masę. Nu, šiaip, kiek jau aš nelabai sportuoju, intensyviai, tai čia yra apie 3 mėnesius. O, ir vasarą. Tik tai, maudytis ten jūroje, taip toliau, tokius, bėgiot ir... O prieš tai aš beveik kiekvieną dieną sportuojus, tai tada jau buvo, kiek, 8,2, tai dabar 8,6, tai 4 kilogramus ten užaugo, bet, kaip pasakyti ten... Bet žinok, tu atrodai nuostabai. Ačiū labai. Ir tu. Labai gražiai. Taip, kad, žinok, tikrai nėra dėl ko čia pergyventi, matome porą minusiukų, bet matome iš tikrųjų daugiau pliusų ir čia, kaip suprantu, reikia viską sumalti. Gali viską padaryti? Gali. O dažnai gamini valgyti? Nu, šiaip, jo, mėgstu labai. Sau ar šeimai? Šeimai, kaip aš galiu savo? Čia klausiu. Šeimai. Nu, šiaip truputį skiriasi mūsų, kaip pasakyti, aš kadangi sportuoju, tai, jie kitaip valgo ir... O jie geria tokį kokteilį? Kartais. O tai kokios būtų rekomendacijos vyrams, kurie žiūri dabar mūsų laidą? Nuo ko jiems reikia pradėti, tarkim, kurie yra nepatenkinti savo svoriu? Sprendimą priimti ir tiesiog stot ir daryti, o ne tai, kad sumokėti už klubą ir aš einu pirmadienį ir po to antradienį eiti ir po to sakau, aš kitą pirmadienį. Taip nieko nebus, reikia iš karto jau maistą prižiūrėti ir dirbti, truputį skaudės pirmos 2 savaitės gal, bet po to atsigalsit ir po to pagalvosit, kaip aš taip gyvenau prieš tai, viskas. Motyvacija, tai praniausim tai tavo kokteilį. Visas mes kalorijas, kurias suvartojame laidoje, mes jas ir sudeginame. Ir aš siūlau sudeginti kalorijas važiuojant su kartingais. Jo, puikiai galim daryti. Ką tik nori, ja? Ką tik nori? Ja.